Nu ką, vėl rytas ir važiuojam bandyt užlipti naują viršūnę. Neparašyta. Parking, va, jau ten net užsimojęs visas. Čia tai žmogus dirba. Gerai. Žiūrim. Jaka cena? Čia reikėjo dar susimokėti dar papildomų 10 zlotų. Tai sumoj 40 su parkingu. Aišku, jeigu toliau parkuotumėt, tai parkingas tai 10 kainuoja. Ką? Eisim čia. Čia vat, beveik 2 kilometrai. Beveik 2 kilometrai aukštis. Čia yra visa trasa. Raudonas takas. Žiūrėsim, kaip šitie batai laikys. Duosiu šiandien tokį mažesnį tempą, ramų žingsnių, kad nevargint tos žaizdos su pailsėjimais. Bus matyti. Panašu, visus apsilenkiau. Dabar bus biškai geriau, nes ten paskiau kopt ir lenkt visus žmonės biškai irgi sudėtinga, nes tokia mėsmalė, nes irgi lipi pats nori pailsėti. Paskui vėl kažkas tave aplinkai. Tai geriau kuo daugiau apsilenkt dabar ir paskui bus ramiau. Tai realiai iki čia pusę valandos užtruko, 2 kilometrai. Ir iki Gievont 2 valandos 50. Tai realiai dar iki čia galite ir su vaikais ir su vežimėliu atvažiuoti. Paskiau sukai į dešinę ir prasideda kopimas visas. 3 valandos. Turim pusę 10 dabar. Tai pagal viską pusę pirmos turėčiau būt, bet kažkur va biškį truputį palipsiu ir stosiu. Nutariau tiesiog stot po 10 minučių ir nusiimt kojinę, kad leist pakvepuot tai nuospaudai. Turiu ir pasiėmęs dar kitas kojines, kad kai šitos bus šlapios, pasikeisti sausas. Ir jokio lietaus nerodo, bet tokie krenta mini lašiukai. Tai jau nusiimt striukę. Šiaip gan vėsoka yra, bet karšta, labai drėgnas oras. Tiesiog šlapias visas. Kiek lauke rodo +16. Lipam toliau. Realiai per visą takelį vanduo bėga. Tai turėkit avarinę, kuri tikrai neslysta ir neperšlampama. Nes čia dar tik tai kelio pradžia. Pasištapiam kojom, paskui lipt 3 valandas, tai menkas malonumas. Nežinau kaip kelias paskiau, bet čia pradžiai buvo reikalų ir aplinkui rūkas. So far so good. Batai laiko, nieks nieko netrina. Smagu. Dar kažkur valanda kem 5 liko iki viršūnės. Pasidariau 15 minučių pertrauką.
pasikeičiau kojines ir kopiam toliau. Žiauriai statu. Tikiuosi bus kažkokia tai atkarpa, kur tiesų sėjimas bus. Labas rytas. Ta prasme, mano fizinis pasiruošimas yra ryte ir vakare išvest šunį, apie 5 km einam ratu. Ten, kur gyvenu palei jūrą. Gerą dieną išvedu ryte ir vakare, jeigu mažiau darbo. Tai toks yra mano fizinis pasiruošimas iš tikrųjų į kalnus. Aš pilnai tikiu, jeigu žmogus gerai sportuojantis, turintis laiko skirti sportui, jam čia tokie pasivaikščiojimai, tai kaip 2 pirštus apmyšta. Ne, bet nors ne, kam sudėti striukę. Man hebrytė. Hebrytė man be maikių varo. Ką mes čia dabar žemyn eisimės? Cześć. Dobry. Žiūriu, visi pradėjo čiuožinėti ant šitų akmenų, nes čia gal nuo rūko tokie slidūs pasidarė. Visi atsargiai lipa. Reikia slėpti kažkur kamerą į šoną ir bandyti lipti atsargiai. Užsidėjau maksiminės pirštinės, bus lengviau lipti. Ir beje, kaip supratau, ten kalbėjo 2 lenkės moteris tarpusavį. Sako, tipo, blemba šitą pusę, tipo, sunkiau eit negu ta, kur atėjom. Tai čia, aiškiai, yra 2 įėjimai. 2 takai, ta prasme. Aš, aišku, kaip profesionalas pasirinkau tą lengvąjį taką, kabutėse. Maždaug taip. Jau tokie kopimai prasideda. Tai man atrodo, kad ta viršūnė tenais bus. Striukė, žiauriai vėjas pučia, šaltas. Liktais jau esam beveik vietoj. Dar šiek tiek ir kažkur turi būti grandinės. Gaila, kad jokio vaizdo nėra. Realiai 20 minučių liko. Prisėsiu čia kažkur. Biškai prisėsiu, nes jau čia bus grandinės toliau. Tenais į viršų. Vienu žodžiu išsiaiškinau, kad galiu eiti žemyn kitą pusę ir tik tai nusileist bus 2 valandos. Bet sako, renkas galbūt paskui reikės, nes aš klausiau, ar man toli bus iki to parkingo, nes aš toj pusį palikau. Sako, bet, nu, apie gal 10 km, gal mažiau, sako, nežinau tiksliai, sako, bet, tipo, autobusai važinėja tenais už 50 zlotų, tipo, nuveš tave. Tai galvoju, dzin. Atsireliai, jeigu 10 km, tai lygių paviršiam čia yra nepilnas 2 valandas, tai jau kažkaip nesinori eiti tenais, tai turbūt bandysiu eiti tenais.
Jak chcecie, to mam jeszcze jedną parę rękawiczek. Nie? Na rekolekcjach, czyli grup biurowców, spotyka się w jednym miejscu. Tam jest element witaminowy, no to się przedstawia, to zawsze się robi takie przyjemne. Zawsze się to patyka, to reguły się idzie w góry i zwykle te górki się zabiera na nic. Potem się robi taki właśnie standard. Įveikta. Tai realiai 4,5 valandos užtruko su visais sustojimais. Atgal leisimės kitų kelių. Ten bus apie 2 valandas. Jo, kol kas Kuznica pusė žymiai paprastesnė negu per tą, kur aš lipau. Aišku, ir laiko atžvilgiu 3,5 prieš 2 valandas, tai beveik dvigubai. Blemba, aš įsivaizduoju, kokie čia yra gražus vaizdai, kai yra giedra ir jokio rūko nėra. Iš tikrųjų, būtų šiandien dar diena saulėta, tai būtų iš viso topų topas. Čia visur aplinkui kalnai yra. Sėkmės lipant žmonėm į viršų, nes griaudėt pradėjo. Tikiuosi, dar čia lietus neįkals ant galo. Šita pusė visiškai tuščia. Net keista. Na Kuznicach jak sobie wyjdziemy, no to tak stałem, że to jeden. Pasidėjau pusiaukeliai kavinukiai, tokioj kioskelį. Šoviau vieną alaus atšvest pirmąją viršūnę šiais metais ir daugmaž tiesių keliuku čia vos leidžiasi nestatus ir žygiuoju iki miesto ir iki mašinos. Tai realiai pradėjau nuo čia, užėjom į Gevantą ir dabar čia leidžias. Ir man dabar reikės šūtinti kažkur čia iki mašinos. Vienu žodžiu dar yra reikalų. Dar šitie maži akmenys, nepatogu leistis visiškai. Visi matomai iš šono eina, nu aš irgi. Viskas, aš matau civilizaciją. Kas šudiniausia buvo, tai labai jau nepatogu šitais smulkintais akmenim lipt žemyn. Aš suprantu, kad čia padarė gal, kad mašinos pravažiuotų. Bet su mano šitais pigiais batais žiauriai nepatogu. Tokie reikalai eiti iki mašinos. Tai biškį atsipučiu ir žygiuoju toliau. Viskas. Turim 20 km ir 6 valandos vakaro. Tai realiai 9 valandos, bet ėjimo
ėjimo yra 7:15. Nes kai stodavau, tai sustabdydavau. Eina savo. Išsitaškiau. Važiuoju namo. Rytoj turbūt jau niekur nelipsiu. Gal. Tai jeigu jau šis epizodas baigsis ties čia, tai paspauskit like, subscribe, parašykit komentarą, man tas labai svarbu. Ir iki kitų kelionių. Čiau.